Tai Andriau, pirmiausia, komentaras įspūdžiai iš rungtynių. Čia komentaras, odų daug labai. Komentarai visi, va ten, filmuokit 2-0 ir viskas tom pasakytum. Neblogas tikrai varžybos, man atrodo, sulašėm, ypač antrą kėlinį. Man atrodo, pelnytai tikrai nugalėjom šiandien. Kaip manai, kuo geresni buvo šiandien už varžovus? Žaidimu? Labiau norėjot laimėti? Turbūt taip išeina, gal labiau norėjom laimėti, gal geriau jautėmės tiek ir namie, ir žiūrovų nemažai atėjo ir norėjosi atsirevanšuoti už pirmas varžybas sezono, kad tą ir pasiekėm. Pirmajame kėlinyje įmušti nepavyko, iškart po pertraukos 2 įvarčiai, kiek svarbus psichologinė prasme buvo jie? Tai psichologinė, tai ypač labai vienas įvartis ir iškart neužilgo, antras ir aišku kažkiek ir duoda net to atsipalaidavimo, bet kažkaip žinai, kad jau tu valdai situaciją ir gali ramiau biškį žaisti, palaikyti kamuolį, jau nereikia bėgti tiek į priekį, nereikia skubiai mušto įvarčio. Tai toks ir dalykas, kad 2 įvarčiai iškart labai čia gerai buvo. Fofana dabar kaip ir išsigydė traumą, dėl kurios negalėjo sportuoti, šiek tiek nesibaimini tos konkurencijos padidėjusios dabar? Ne, jeigu aš mano metose pradėsiu baimintis, tai reikia tada jau baigti futbolą ir viskas, man atrodo. Sutiktum, kad tai yra vienas geriausių tavo rungtynių ekranas sudėti ekrano komandai? Vienas geriausių? Nežinau, čia ne man spręsti, man atrodo. Čia treneriai, žiūrovai tegul sprendžia.